Ar tu žinai, kodėl tu skutiesi pažastis? Nes kažkas prieš 100 metų sugalvojo, kaip galima iš to uždirbti. Ir reklama pavertė plaukus problema. Dar 1910 metais Gillette skustuvus pardavinėjo tik vyrams, o moteris reklamoje buvo tik ta, kuri žavisi vyro glotnia oda. Tačiau netrukus į madą atėjo suknelės be rankovių ir pažastis tapo matomos, o grožio industrija pamatė naują rinką ir, žinoma, naujas uždarbio galimybės. 1915 metais pasirodė Harper's Bazaar su depiliacinės pudros reklama. Netrukus Gillette pristatė pirmą specialiai moterims reklamuojamą skustuvą. Jis buvo pateikiamas kaip gėdingos asmeninės problemos sprendimas. Skirtingi gamintojai pardavinėjo skirtingus produktus, bet kartojo tą pačią mintį. Kas vakar buvo normalu, šiandien jau yra problema. O vėliau trumpėjo sijonai, trūko kojinių ir apnuogintos kojos tapo mados dalimi. Glotni oda buvo susieta ne tik su tvarkingumu, bet ir su moteriškumu. Moterų žurnalai kartojo tą pačią žinutę. Glotni oda yra moteriška, kūno plaukai yra nepriimtina. Ir taip normalus kūno bruožas tapo problema, už kurios sprendimą mes mokame iki šiol. Ar tai marketingo manipulacija? Žinoma, kad taip. Paimi tai, kas normalu, pavadini problema, sukuri naują poreikį ir parduodi sprendimą. Gillette nesukūrė šios problemos iš nieko. Jis žinoma, kad stebėjo rinką, kaip keičiasi mada, naujos tendencijos, pamatė naujas galimybės ir padėjo moterų skutimąsi paversti masinių įpročių bei labai pelningą industriją. Štai ko skiriasi tie, kurie mato tik savo produktą, nuo tų, kurie analizuoja ir mato visą rinką. Vieni laukia, kol atsiras poreikis, o kiti pastebi pokyčius ir tą poreikį sukuria.